manęs kas paklaustų, kuo skiriasi žmogus nuo žmogaus dydžio chalato, atsakyčiau, beveik nesiskiria. Pavyzdžiui, kai pakabinu chalatą koridoriuje ant vinies, mano vyras grįžęs iš darbo dažnai mūsų painioja. Kaip laikaisi, brangioji, vakarienė kvepia visoje laiptinėje, klausė jis, kabindamas skėtį prie žmogaus dydžio chalato. Nusimauna batus ir eina valgyti. Aš pasijuokiu iš savo vyro nepastabumo ir atseku į virtuvę pasiklausyti, ką jis pasakos vakarieniaudamas. Aš ir chalatas beveik nesiskiriame, abu sulaukėme komplimentų. Šį rytą puikiai atrodote, sako paštininkas Činaskis. Labai apsidžiaugiu ir nepastebimai kumšteliu chalatui į šoną. Sakykite, ar nėra siuntinio iš Amerikos, klausiu paštininko. Šį rytą puikiai atrodote, atsako paštininkas Činaskis. Labai apsidžiaugiu, jaučiu, kaip į šoną kumščiuoja chalatas. Aš ir chalatas beveik nesiskiriame. Kartais pavydžiu kai kurių jo privalumų. Esu stora moteris, todėl sveriu vieną vyrą. Norėčiau sverti tiek, kiek sveria chalatas, žmogaus dydžio vienos moteries svorio. Aš ir chalatas labai panašus. Kartais ateiname į nuobodų renginį, sėdime pirmoje eilėje ir man kyla noras netikėtai užšokti ant scenos ir iškrėsti ten kokią nesąmonę. Žmogaus dydžio chalatas ramiai kabo ant manęs, santūrus, etiškas. Yra ko iš jo pasimokyti, nusprendžiu, ir ramiai sėdžiu iki renginio galo. Kartais chalatas mane prajuokina, jis nuolat ginasi, jog yra neva nerūkantis. Pasyvus rūkymas irgi rūkymas, sakau, pūsdama dūmų kamuolį į chalato apykaklę. Įdomu, pagalvoju, jei staiga pradingtų visas planetos tabakas, kuris pirmiau susisuktų pakelį arbatos, aš ar žmogaus dydžio chalatas. Aš ir žmogaus dydžio chalatas, mes labai panašus. Abu kartais užmiegame prie televizoriaus, o kartais susmunkame kur papuola. Užsienyje daugam atrodome egzotika. Mano lininiai plaukai, mėlynos akys, rūpintojėlis kryželiu siuvinėtas ant abiejų skvernų žmogaus dydžio chalato. Kartais galvoju, kad ir manęs, ir žmogaus dydžio chalato niekas nevertina dėl proto. Nors gal tai ir nėra tik mudviejų panašumas, juk dėl proto nevertina niekas ir batų, plastelino, flamasterių, paveikslų, arbatos servizų ar kitų gražių dalykų. Tad jei prie manęs gatvėje prieitų apklausų atlikėjas, norėdamas sužinoti, kuo skiriasi žmogus nuo žmogaus dydžio chalato, aš atsakyčiau, kad nežinau. Bet labai nenustebčiau, jei vieną dieną žmogaus dydžio chalatas, apsirengęs mane, išeitų į gatvę ir imtų klausinėti praeivių, ką jie galvoja apie reinkarnaciją.